Garbus kolegos, premjerė, ministrai, praėjus pirmąją emocijai reikia pradėti gyventi su nauja europinė realybė. Reikia ir būtina visiems susimastyti ir pasimokyti iš šio gero pavyzdžio. Geras pavyzdys ta prasme, kad Jungtinės karalystės politikai visam pasauliui pademonstravo, jog dėl trumpalaikių populistinių interesų siekimo nemąstoma valstybiškai, strategiškai, nežiūrima į priekį, kas nutiks su ES ar jų konkrečia nacionalinė valstybė, šiuo atveju Jungtinė karalystė. Tai populistų politikų, valdžios ir visuomenės nesusikalbėjimo darbo rezultatas. Praktiškai net ir pasilikimo šalininkai realiai neatskleidė tikrųjų ES privalumų. Nei vienas agituojantis už pasilikimą nesakė, ką realiai Jungtinė karalystė gauna iš ES. Nepripažino, kad kai kurie sprendimai reformuoti sveikatos ar socialinę sistemą ne ES, o nacionalinis reikalas. Tai Britai tarė savo žodį, tačiau kas realiai įvyko ir vyksta po Brexit, dėl ko politikai populistai neperspėjo žmonių prieš referendumą. Pirma, supriešinta Jungtinės karalystės bendruomenė. Didėja tautinės nesantaikos kurstymas, organizuojami vis nauji ir nauji streikai, kasdien daugėja mitingų, piketų, pasisakančių ir už migrantų iš rytų Europos išsiuntimą ir priešingai prieš rasizmo ir nacizmo plitimą. Antra, skaldoma pati valstybė. Škotija, Šiaurės Airija sieks kito statuso. Pradedamos neoficialios dėrybos dėl Škotijos likimo ES ir naujo referendumo dėl Škotijos atsiskyrimo nuo Jungtinės karalystės organizavimo. Daugėja Britų, norinčių gauti Airijos pilietybę. Trečia, smarkiai nuvertėjo nacionalinė valiuta svaras sterlingų. Jo kursas prekybos Europoje metu nusmuko iki žemiausio lygio per 30 mečius. Jungtinės karalystės vertybinių popierių, Britų įmonių akcijų tarptautinėse rinkose ryškus nuvertėjimas. Na ir ketvirta, padaugėjo žmogaus teisių pažeidimų, gerokai suaktyvėjo ksenofobija. Na, o tai, ką propagavo išstojimo iš ES šalininkai, Britai tikrai negaus. Nei migracijos proceso valdymo, nei sustiprintos sienų apsaugos. Tai nėra ES teisinės kompetencijos ribose. Tai nacionalinės vyriausybės kompetencija. Na, tad kokios perspektyvos? Pagal ES sutarties nuostatas, Jungtiniai karalystiai paskelbus apie savo pageidavimą išstoti iš ES, prasideda paralelios dėrybos dėl išstojimo iš ES, bei dėl naujų santykių sąlygų. Šiems susitarimams turės pritarti visi nacionaliniai parlamentai, tame tarpe ir mūsų Seimas ir Europos parlamentas. Manau, mums šiuo metu svarbiausia išlaikyti sveiką protą, pasverti interesus, peržiūrėti pozicijas, vertinant jas per ES išlikimo ir efektyvumo didinimo prizmę. Šiuo atveju kaip niekada svarbus taps geografiniai blokai. Mums ypatingą svarbą įgaus Baltic Nordic formatas, nes dėl visų priimamų sprendimų reikės balansuoti, pasiekti, kad visi būtų vienodai laimingi, ar vienodai nelaimingi.
Kilę iššūkiai skatina reformuoti ES, padaryti ją geresnę ir demokratiškesnę, kad būtų pateisinti piliečių lūkesčiai. Pastaraisiais metais įtampa tarp šalių narių bei šalių narių ir institucijų buvo pasiekusi neregėtą mastą. Pasitikėjimas vienas kitais labai mažas. Tikėtis, kad rytoj būsime susintegravę daugiau, giliau ir plačiau, manau, neįmanoma. Tikriausiai realiausiai ieškoti kelių prioritetinių klausimų, kuriuos reikia akivaizdžios pažangos proveržio. Ta pažanga turi būti ne teorinė ar sunkiai apčiuopiama, bet realiai matoma ir suprantama piliečiams. Niekas negali paneigti, kad Jungtinė karalystė persigalvos. Bet ko negalima paneigti, negalima ir įrodyti. Brexit gali ir visai neįvykti. Galutinėme rezultate gali būti pasirašyta ekonominė sutartis tarp Jungtinės karalystės ir ES, kuri bus artima dabartiniam ekonominiam bendradarbiavimui. Tačiau be išimčių, be išskirtinio Jungtinės karalystės teisinio statuso ES, kuris dabar yra. ES politikai tikrai nebus kvaili, kad praleistų progą šiek tiek pamokyti išeinančius. Ponia Merkel užvakar išsakė savo nuomonę, kaip per skyrybas. Išeinančiam iš šeimos išimčių ir lengvatų nebus. Išeinant nuo torto nusirinkti vyšnaičių niekam neleis. Tačiau didžiausia bėda, kad dėlsimas ir nežinia kainuoja. Rinkos gali taip sujautrėti, kad reaguos į kiekvieną politinį pasisakymą ar politinį susitikimą. Tad sprendimo, koks bus sprendimas, ar bent jau kada toks sprendimas bus, reikia kuo greičiau. Ačiū.